dirbom. Tam keletą metų partija. Viskas prasidėjo, kai mūsų šalį užpuolė žiaurusis Covidas. Ir 1900... Čia tiek neatsiminsiu. 2020 metais vasarą keliavom į Estiją ir būtent per žolinės. Labai įdomiai. Čia mes vaikščiam uždaryti tokios su kaukėm, visą kitą nuvažiuojam į Estiją. Jie ten švenčia normaliai visą kitą, bet jau domėtis ir kas kame šaknis. Mes žolinės turim ir visi uždaryti, jie žolinių neturi, jie laisvi. Sakau, gal jie turi kokią nors česnakinę šventę, kažkas ten biškį tokia rimtesnė. Pasirodo neturi. Tada atėjo tokia mintis, kad išnaikinti Covidą, surengti česnakinę šventę. Rengiam rudenį dar visą. Ir šiaip galvom spalio mėnesį daryti, bet pasirodo per vėlų. Česnakinė turėtų būti kažkur tai jau per rugsėjo pabaigą, rugsėjo pradžią, rugsėjo pabaigą. Tai kadangi česnakinė šventė įvyko, buvau sugalvojęs padaryti Covidui paminklą. Greitai ten vėliau, tokių išsamiai surinkti festivalus. Ir ten tik česnakio vietos, kaip visą kitas buvo padarytas. Tai žodžiu, pati pirma skulptūra pastatyta 23 metais spalio 1 dienom. Ir šiaip ją pasižiūrėjus, net šiaip nemalonu, nes įsiminimai nelabai kokie. O šiaip tai tada, kadangi čia visi labiausiai atstoja drakoną, tai pradėsiu nuo šitą drakono. Šiaip pati mintis buvo jį padaryti žymiai trumpesnį, tokį kompaktišką, kad neužimtų tiek vietos. Bet padariau kojas iš puodų ir kojas pasidarė tokias didelės, kad reikėtų didelio drakono. Ir taip dažniausiai visos tos mano skulptūros taip savaime susidėlioja ir šitą, ten tas puodas labai braška nieko. Bus matyt. Na, jeigu matysite su visų jau mažas. Tai žodžiu, tą drakoną. O drakonas irgi taip mistiškai labai atsirado, nes čia prieš porą metų buvo atsiradęs tos vienas politikas, jį labai praminę buvo drakono žudiko. Galvoju, Lietuvoje drakono žudikas yra, drakono nėra. Ir dar vasario 11 dieną sutapo mano gimtadienis ir kinietiški drakono metai. Tai čia buvo toks spyris man, kad šitą, turiu padaryti drakoną. Plius dar buvau prisižadėjęs savo prieš keletą metų, kai